rungtynėse su Anadolu Efes ekipa Turkijos lygoje. Adas Juškevičius vėl arčiau krepšio, drąsiai žaidžia jis, žino, kad Šafakas Edge pelnyti taškus labai įvairiais stiliais. Pamato Juškevičius Martyną Gecevičių 6 iš 3. Ir Adas Juškevičius, tai čia Gecevičius iš to paties krašto, dar vienas. Jam pajusti žaisti maloniai šį vakarą čia, šioje aikštelėje. Kavaliauskas. Puikus Antavičius. Artūras Valeika pasirodo aikštelėje ir deda kamuolį. Idealūs perdavimai. Atrodo, kad tiesiog varžovai nesugeba iškelti rankų į viršų. Aikštelė Billy Baronas. Vėl šansas štai čia pelnyti taškus. Billy Baronas. Komanda visoje Europos taurėje. Pakabintas kamuolys virš krepšio Artūrui Valeikai. Ir dėjimas iš viršaus. Iš tikrųjų gerai. Jį pakeitė Artūras Valeika ir ne visą Leslį pirmajame kėlinyje. Jis pasitempė kirkšnį ir daugiau. Adas Juškevičius skuba į priekį, perdavimas Relikui, šis Lukauskis iš toli. 3 taškai. 9 taškus, vėliau šiek tiek sustojo Gecevičius, čia Gediminas Relikas. Galbūt jis. Lukauskis, jis perdavė į priekį Juškevičiui, šio puikus perdavimas. Kad labai panašu, jog Krasnai Oktябrь ekipa pralaimi. Pažangos ten nėra, bet lieka laisvas Kavaliauskas. Jis atmeta kamuolį Gecevičiui. Laisvas 3 taškai. Ten dar įvyko kažkoks vienas su pergalė visus Lietuvos ryto gerbėjus. Šį vakarą Vilniaus komanda iškovojo svarbiausią pergalę šiame sezone. Svarbiausia jį todėl, kad Lietuvos rytas nebegali nukristi žemiau nei